Sveiki visi. Taip jau išėjo, kad gavau ilgalaikiai testui Termtec HUN 650 termovizorinį priedėlį. Pusę metų naudosiuosi, bandysiu gamtoj, įvairiom sąlygom, medžiosim. Ir tuo pačiu norėčiau padaryti palyginimą kartu su artimiausiu konkurentu Hikmikro Tunderiu 3 TQ50. Taigi, pradžiai apie pačias pakuotės, tai kaip jau ir kituose gal palyginimuose, matėt, visi turi abudu termovizoriai kietus dėklus. Pačių dėžučių šį kartą jau nedėsim, nerodysim. Komplektacijos irgi visų panašios, laidukai, pulteliai. Eikim gal iš karto prie pačių termovizorinių priedėlių ir apie juos pašnekėkim. Abudu termovizoriai turi labai panašius, net ne panašius, o identiškus parametrus ir yra labai vienodi. Termovizoriai yra šios dienos iš top klasės, abudu su 640 matrica ir 50 mm lęšiu. Tai šiam momentu yra du pagrindiniai, sakykime, konkurentai ir skiriasi iš esmės vienintelis tik tai parametras, tai yra šiluminis jutiklis. Čia yra mažiau negu 15 mK, šičia yra mažiau negu 20 mK. Pagrindinis šiluminio jutiklio parametras yra vaizdo rodymas, apdorojimas prastomis oro sąlygomis. Tai reiškia, kad jeigu yra rūkas, lijundra ar dar kažkas, tai kuo tas skaičiukas yra mažesnis, tuo vaizdas turėtų būti parodomas geriau. Kaip matot, prietaisai yra labai panašus, Hikmikro yra ilgesnis, sunkesnis truputį, Termtecas yra kompaktiškesnis. Šitas sveria apie 400 gramų, Hikmikro sveria nepilnus 500 gramų. Tai skirtumas, aišku, nėra labai didelis ir dydžio prasme irgi čia skirtumas yra keli centimetrai. Turi komplektaciją abudu transportavimo tokius dangtelius apsauginius. Šitas ant lęšiuko užsideda tiesiogiai ir abudu turi lęšius. Irgi, kaip matot, vienas yra mažesnis, kitas yra didesnis. Abudu termovizorinius priedėlius galima panaudoti kaip monoklį. Termtecas turi tiesiog didelį lęšį ir neturi jokios funkcijos kaip monoklio režimo. Hikmikro turi monoklio režimo funkciją. Tai mygtukų pagalba per meniu užėjus arba per double kliką gali įsijungti monoklio režimą ir atsiranda skaitmeninis artinimas. Tai čia, sakykime, iš meniu funkcijų turbūt Hikmikro pliusiukas, kadangi gali panaudoti kaip monoklį, Termtecas minusiukas, nes monoklio funkcijos tokios kaip neturi, bet galima, aišku, užsukti čia okuliarą ir naudotis kaip monoklį, bet skaitmeninio artinimo vis tiek jame nėra. Toliau, kiekvienas prietaisas visada gamintojas išleidžia kažkokius atnaujinimus ir pačius prietaisus galima atsinaujintis patys per programėlės. Tai Termtecas neseniai išleido atnaujinimą ir įkėlė kelias pagrindinės labai naudingas funkcijas. Viena funkcija, tai be to, kad patį priedėlį galima sumažinti ekrano šviesumą, galima sumažinti vaizdo šviesumą per dvi pozicijas, ta prasme, kad ne vienoj vietoj susimažina ekrano šviesumas, o per dvi pozicijas. Tai dar padarė papildomą funkciją kaip dienos ir nakties režimas. Ir naudojant priedėlį dienos metu galima įsijungti dieninį režimą ir bus ekranas šviesesnis, o kad būtų dar komfortiškiau žiūrėti ant optikos užsidėjus ir ta šviesa einanti per lęšius
nespigintų, tai yra naktinis režimas. Ir jį jungus ekranas dar labiau užtamsta, nors vaizdo kokybė nenukenčia nuo to ir jūs matote aiškiai gerai, tiesiog, kad jums dar mažiau vargina akį. Hikmikro taip pat turi ekrano šviesumo sumažinimo funkciją ir susimažina tikrai stipriai, tad irgi akis naudojant nevargsta. Tai dabar abudu priedėliai, kaip pasakyti, jau davesti iki galo to klausimu, kad nevargintų akies. Dar viena nauja funkcija Termteko priedėliuose, tai ant vaizdo įrašų uždėjo kryžiuką. Tu gali įsijungti funkciją, tą pats per meniu nuėjęs ir ant vaizdo įrašo užsidėti kryžiuką, jį susivedi po prišaudimo priedėlio su savo kryžium ir matai, kurioje vietoje tu taikėsiai atlikdamas šūvį. Abudu priedėliai dabar tą funkciją turi. Hikmikro turėjo iš pat pradžių, Termtekas gavo naują atnaujinimą ir tą pačią funkciją turi. Tas tikrai yra patogu, nes turbūt jau matėt palyginimą mano Termteko Hunto 335 modelio su Hikmikro Thunderio TH35 modelio ir ten filmuotose video matosi, kad ant Hikmikro yra kryžiukas video įrašuose, ant Termteko nėra. Ir, sakykime, atliekant šūvį, tu nematai, kur taikaisi ir ganėtinai sunku pamatyti šūvio pataikymo tašką, sakykime. Tai dabar jau tiek Hikmikro, tiek Termtekas tą funkciją turi. Toliau, kuom išskirtinis, sakykime, pliusas yra Termteko, tai turi integruotą dirbtinį intelektą ir turi žvėrių atpažinimo funkciją ir atstumo nustatymą. Tai dirbtinio intelekto būdu yra per meniu suvedami skirtingų žvėrių aukščiai ir pagal juos aptikęs žvėrį, jį atpažinęs parašo preliminarų atstumą iki to žvėries. Hikmikro šitos funkcijos neturi, Hikmikro turi tik tai dar vieną modelį su integruotu tolimačiu į lęšį. Tai jau yra brangesnis modelis, 500 eurų, bet jame yra jau lazerinis tolimatis. O dabar jokio, sakykime, to skaitmeninio vadinamas, algoritminio, ten ar su dirbtiniu intelektu, jokio tolimačio neturi. Tai čia toj vietoj Termtekas turi savo pliusiuką tokį. Dar prie, sakykime, funkcijų, tai norėčiau paminėti, kad abudu termovizoriniai priedėliai turi RAW įrašymo funkciją. Tai reiškia, kad nuo šūvio atatrankos padaro video 11 sekundžių prieš, 11 sekundžių po būtent Termtekas. Hikmikro irgi panašiai padaro jums įrašiuką, būtent tokį trumpą 20 sekundžių šūvio momento užfiksavimui, kad galėtumėt pasižiūrėti, kur buvo šauta, kai buvo žvėries elgsena šūvio metu ir kur jisai galbūt nubėgo, ten pastebėti, pasižiūrėti. Ta dalyką galima pažiūrėti ir tiesiai per termovizorius ir galima pažiūrėti tiesiai per programėlę, prisijungus prie Wi-Fi. Abudu, kaip sakiau, turi programėlės telefone ir galima tos atnaujinimus daryti irgi gamintojo išleidžiamus tiesiai per programėlę. Pasijungiat savo termovizorių pasižiūrėti ir matot, kad yra naujas update'as kažkoks ateitas, tai paleidžia tiesiog ir per keletą minučių užsiupdate'ina. Termtekas turi dar tokį priedą kaip pultelis komplekte. Baterijos veikimo laikas net 20 valandų. Turim pultelį, kur yra 3 mygtukai, tie patys kaip ir čia. Ir galima valdyti termovizorių ne ištiesę ranką bokštelį, o būtent per 3 mygtukus užsidėję pultelį ant piršto. Tas yra galbūt tikrai patogu ir nereikia ten siekti pastoviai ranką kažką perjungti, spalvą pakeisti, jeigu norit, nes būna oro sąlygų, kai, sakykime, nori apsižiūrėti kažkokį žvėrelį ir ten paprastai visi statosi baltą karštą, kad būtų žvėrelis
atvaizduojamas kaip baltas objektas, o nori pasikeisti ir pasižiūrėti, kaip rodo, kaip yra karštas vaizdas, sakykime, juodas, aplinka yra šviesia, ar ten tų spalvinių gamų tikrai daug yra, visokių dabar žalių, raudonų, geltonų, violetinių, tai viską gali pasidaryti per pultelį, o Hikmikro jau tik tai per programėlę apps'ą pasijungus arba per priedėlį. Čia tą patį irgi gali daryti per apps'ą. Tai va, tai tikrai naudingas irgi priedas, kuris yra nemokamas, prie Termteko pridedamas prie kiekvieno modelio. Abudu termovizoriai, tiek Hikmikro, tiek Termtekas turi standartinius M52X07 5 sriegius, kontraveržles turi ir galim naudoti bet kokį Rusan, Smart Clipą ar ten dar kažkokį, va, ten kaip Blazer žiedas ar dar kažkokį žiedą, kuris turi standartinį M52X07 5 sriegį. Taip pat galima naudoti ir Rusano MAR tipo sistemą, tai dedasi ant sriegio adapteris su kryžium ir įsigyjamas žiedas yra jau su nesriegiu standartiniu, o su irgi kryžium ir pasukomu elementu, tam, kad žiedą jūs paliktumėt ant optikos, užsidėtumėt ir greitai įstačius pasukat, užfiksuojat, nuimat. Jeigu jūs norite tą priedėlį naudoti ant kelių ginklų, ir ginklo optikos yra skirtingos, yra skirtingi diametrai, tai gaunasi plius vienas žiedas ir plius vienas adapteris, bet jums nebereikia tada to žiedą kiekvieną kartą nusukti, užsukti, vieną užsukai, dedi ant kitos optikos, kitą dedi užsuki ir taip kaitalioti, kad nepamirštumėt netyčia pasimti medžioklę, tai ant optikų galite užsidėti 2 skirtingus žiedus, juos palikti, užfiksuoti ir tada užsisukat tik tai čia adapterį, ir viskas, įstatot žiedą, pasukot, užfiksavot, nuėmėt, dedat ant kito ginklo. Tai irgi papildoma galimybė naudoti ant 2-3 optikų termovizorinius priedėlius greičiau. Termtekas turi integruotą akumuliatorių, kurio mes patys išimti negalim ir pasikraunam priedėlį per USB Type-C jungtį. Galime, aišku, medžioklės metu pasijungti powerbanką ir naudotis. Tuo tarpu Hikmikro turi išėmumus akumuliatorius, net 2 vienetus. Termtekas deklaruoja 6 valandas naudojimo. Hikmikro su vienu akumuliatoriu irgi apie 6-5 valandas naudojimo. Tai su Hikmikro turit iš karto 10 valandų, su Termteku turit 6 valandas. Kaip ir HUN 335 modelį tikrai įkišim į minusinę temperatūrą, patikrinsim, kiek laiko minusiniai temperatūroje akumuliatorius. 335 parodymas, deklaruojamas, sakykime, laikymas yra 7 valandas, tai kameroje atlaikė 6 valandas. Šitą modelį taip pat patikrinsim, deklaruoja 6 valandas, tai pagal viską prie minusinės temperatūros turėtų atlaikyti 5 valandas. Hikmikro nežinau, ar testuosim šaldymui, galėsim galbūt irgi patestuoti, pasižiūrėti. Abudu tikrai pafilmuosim miške, gamtoj, pasižiūrėsim, kaip vieną šalia kito jie rodo, kuris yra geresnis iš 335 ir TH35 modelio. Galit patys matyti mūsų ankstesnėme video, kad jie yra tikrai labai panašus vaizdo kokybė ir tikrai labai vienodi. Akim žiūrint, tai paprastai, sakykime, jeigu va taip naudot juos abudu kaip klipon režimuose ir žiūrėt per vieną, per kitą aptikimui žvėries, tai Termteko vaizdas man bent jau asmeniškai truputėlį geresnis, gražesnis, Hikmikro truputėlį prasčiau matosi, bet iš programėlės ištraukus video atrodo, kad Hikmikro vaizdas yra truputėlį geresnis, Termteko vaizdas yra truputėlį prastesnis. Kas dar? Toliau įjungimas pas abudu yra padaryta šone, čia irgi galima pakrauti nuotoliniu būdu kaip ir Termteka, fokusavimo rateliai irgi jau be išimties yra čia pat, dangteliai tokie patys,
Termteko yra standus, Hikmikro yra su magnetuku ir atsilenkintis, pilnai atsilenkintis. Tai jisai toksai laisvesnis, Termteko yra sunkesnis, bet to gal yra ir patogiau, ir plus uždarimas yra visiškai pilnai tylus, nors ir greičiau uždarinės yra labai nedidelis garsas, o Hikmikro jau yra didesnis garsas uždarimo. Dar valdymas vėlgi labai panašus, 3 mygtukai, kiekvienas mygtukas trumpų paspaudimų, ilgų paspaudimų turi savo funkciją ir vadinamas double klikas, kur 2 kartus greitai paspaudžia irgi atlieka savo kažkokią funkciją. Pas abudu modelius jau panaikinti yra apačioje tvirtinimai, Termtekas tiksliau neturėjo, Hikmikro senesniuose modeliuose turėjo, nes buvo galima užsisakyti versiją kaip optinį taikiklį. Tai buvo čia tvirtinimo varžtai, kur galėjai, sakykime, ir ant kažkokio stovo pasistatyti. Pritaikytas vienas universalus kėbulas 2 dalykam, kaip kliponą naudoti arba kaip optiką naudoti. Tai va, toliau lęšiai, kaip minėjau, vienodi, 50 mm, abudu F09, tai į tas smulkmenas gal daug nesivelsiu. Dar noriu pasakyti, kad abudu termovizoriniai priedėliai turi labai naudingą funkciją. Čia kaip konkurentai kai kurie sako, kad negalima Termteko uždėti ant optikos, kurios pradinis artinimas yra 4 ar 5 kartai, tai yra netiesa. Turime priekinį mygtuką su pliusiuko ženklu ir paspaudę double kliką sumažiname meniu tas visas ikonas. Yra 3 dydžiai, pilnas dydis, vidutinis ir mažas. Todėl net su optikom, kurių yra pradinis artinimas 5 kartai, tikrai matysite visą meniu. Ir tikrai galite naudoti su, netgi, sakyčiau, turbūt ir fiksuota optika, kurios artinimas yra 6. Tai va, ten būna tokių optikų iš senesnių laikų, kur yra 6 ant 56. Ir fiksuotas artinimas. Tai tikrai susimažinus ant mažiausio tinkliuko, tikrai matysite visą meniu ir tikrai galėsite medžioti. Artinimo optikų, sakykime, užsidėjus ant optikos ir artinimą patį optikos, kai šitą optinį, irgi nelabai matau skirtumo tarp jų. Tikrai abudu turi gerus ekranus, 640 matricas, vaizdai yra tikrai detalūs. Hikmikro ekranas yra šiek tiek matyti didesnis ir užsidėjus ant optikos net su 3,5 pradinių artinimu ar netgi 3 pradinių artinimų kampai yra nukertami. Tai tu pilno vaizdo pačio ekrano nematai. Tu gali susimažinti irgi ikonas, kad tu matytum meniu, pilnai galėtum prisišaudyti, viską daryti, bet pačio ekrano tu pilnai nematai, su Termteku tu matai daugiau ekrano. O su Hikmikro tu pilną ekraną nematai ir netgi Hikmikro logo yra nukirptas, sakykime, tu nematai Hikmikro logo pradžios ant ekrano. Daugiau, nežinau, ką čia jums dar papasakoti, abudu priedėliai tikrai geri, abudu priedėlius tikrai rekomenduoju. Kainos abiejų identiškos, 3000 eurų. Pasirinkime turim pardavime tiek tuos, abiejų garantijos yra 3 metai, abu atstovai yra Lietuvoje ir garantinis terminas yra deklaruojamas 3 savaitės, tad tikrai stengsime sutvarkyti kuo greičiau, o realiai netgi jeigu ten išlystų ir kažkoks brokas, tai bus termovizorinis priedėlis pakeistas tiesiog į naują ir nereikės laukti ilgai serviso. Lengvi, patogus, naudojami, kompaktiški ir universalūs termovizoriniai priedėliai. Tai šiam kartui tiek ir darysim video iš gamtos. Iki.